Štai taip, tokia situacija, taip viskas greitai keičiasi. 22-8 antrąjį kėlinį Jonava Hipokredit kol kas pralaimi. Čia Carteris, ir įdena. Vaičiai Carteris. O ankstesnės atakos metu Džeilenas Henry užsidirbo 4. asmeninę pražangą. Jam svarbus tas fiziškumas tiek puolime, tiek gynyboje. Dabar turės kiek atsargiau žaisti. Carteris! Jis tikrai ne. Tiesiogiai ir įlipo į Carteris karštas. Oi. Tęsia savo ataką. 3 sekundės jai. Oi. Imituota užtvara iš Majausko. Majauskas atšoka prie tritaškio. Perdavimas ne jam, pats Klyri atakuoja. Dabar gali tą padaryti ir dėl pražangos prieš jį. 4. kartą. Ir koks jo vizitas pirmose rungtynėse apie vietinį čempionatą. Iš karto vos ne pačius pastaruoju metu labai sunkiai sekasi Jonavai apsiginti. Olinas Carteris Dar vieną kamuolį puolime atkovoja Lukas Kreišmontas ir jis dabar meta iš toli. Jis trečiam kėliny ten turėjo savo tokį benefisą, pelnė 7. Kamuolys nori būti alfa šioje komandoje ir meta 2 baudas, apie jas užtikrintai. Olinas Carteris prieš save turi aukštesnį žmogų, sutraukia gynybą, perdavimas Henriui. Jis turi Neptūnas. Olinas Carteris. Perdavimas Henningsonui, dabar jau dalyjasi kamuoliu Carteris. Henningsonas žaidžia iki galo. Velička. Dabar Carteris perima tokias kūrėjo funkcijas, nebežiūri į krepšį, bet reikia kažkam aštrinti ataką. Dabar žinok, jis mes dabar tikrai tą darys Carteris. Bet pats užstringa Henningsonas. 3 taškas! Kad tokius turi šiandien. Na ir čia labai greitai progą susikūrė jonaviečiai, sudegino. Ir gyvenk dabar reikia pataikyti visas baudas. Bus arba antros, arba dar ir perkop savo rezultatyvumu, tą ir pirmąjį. Carteris pabandydamas išnaudoti savo greitį, randa pražangą ir 2 baudų metimus. 7. Tiesa, Citadelė KMT akistato į Juventus. Vaidas Pauliukėnas, ištikimas Gedimino Petrausko bendražygis, ilgus metus dirbęs kartu Šiaulių klube.